Dabar jau telika ir visur rodo anonsus naujas realybė filmas, kuris vadinasi Zero 2 berods. Ir ką ten vaidini? Aš vaidinu, mano vaidmuo yra prodiuseris. Ten yra filmas apie televiziją? Ne, ten yra, aš tiesą pasakius negaliu kalbėti apie jį, kadangi aš skaičiau tik scenarijų, aš nemačiau filmo. Aš nežinau, kaip visą tai sumontuota, kaip ten kas padaryta. Nu, prodiuseris kas? Nu, Samo galima paklausti, kas yra prodiuseris. Tas, kuris pisa mergas ir uosto koksą, geria. Toks ir esi? Taip, ir aš... Bet taip viskas visiškai ne taip, kaip Samo aš įsivaizduoju. Ne, nu, kiekvienas su savais tarakonais, žinai. Tu uostai koksą, visi mergas? Taip. Visų mergas labai daug keikiuosi ir bandau išmušti filmui pinigus. Žiauriai daug keikiasi. Ten visi, man atrodo, žiauriai daug keikiasi. Man kodėl? Todėl, kad, rodo gyvenimą. Toksai, blėt, gyvenimas yra nahui. Nes, suprantate, tas, kas buvo scenarijų parašyta ten, oi, blėt, man gal tu kažkiek ten pašul, tu nahui, blėt, pizdu, tu kurva, tu, blėt, ką aš tau pizdą turiu padaryti, kad tu man duotum pinigų nahui šitam supistam filmui. Ten taip ir eina tekstas. Taip, ir ten netgi šitą sonatą mergina iš Koršunovo teatro labai subtili tokia, pasakyta, atsiprašau, jinai pasakius žodį hui, jinai krisdavo nuomarį, nu šiaip gyvenime. Bet ten jinai užsivesdavo taip sceną, kad ten mes Čili pizzerijoje. Tai ką, blėt, tu čia, tu nahui savo, kad man, blėt, tas butelis mineralinė, blėt, stada ten kiekvieną staliuką, kiekvienam, blėt, nahui, suprastam kadre. Čili pizzerijoje taip žmonės atsisuko, kas ten daro, kas čia meną kūrė jie. Pasirodo taip. O tu daug gyvenime šiek keikiasi? Daug. Mėgsti tai? Nes aš, man nenuostabu, nes aš irgi mėgstu visikeikiu. Ne, čia supranti, čia yra sakinio nahui tokia vat išraiška, kai blėt nahui pizdų neturi ką pasakyti, tada kažkokį, eina nahui, tada blėt, tu suibėsti v žopų, blėt, ir tada tuo metu sugalvoji mintį ir gali blėt ją nahui kažkaip pratęsti, kadangi jeigu tu jos blėt nepratęsti, tai pašnikovas pizdų nahui neturės. Tada man atrodo, kad ne, čia, supranti, man teko labai daug vergrauti, aš lankiau rusų darželį. Ten jau savaime nahui, blėt. Nu, šo это, блядь, за борщ? Пизду, блядь. Ir darželėje vaikai taip kalbėdavo? Не, čia kalbėdavo tos, kurios подавало борщу. Саку, как это нахуй, вот детишки, вот эту, блядь, хуйню будут жрать. Jos taip kalbėdavo? Taip, aš atsimenu, ten tokia stora buvo, neatsimenu jos vardo pavardės, bet virtuvė dirb, nu, stora, kadangi virtuvė, pratėjo. Sako, prie progos pasakysiu tokias yra. Ponia, kodėl jūs tokia stora? Sako, supranta, pusryčių suėdu pati, pietumis su manim pasidalina draugai, o vakarienė mum nahui atneša priešai.